Esu. Sveiki, Laisvosios bangos eteryje laida Esu ir aš, žurnalistė Ugnė Stiparienė. Šiandien laidoje ypatinga viešnia, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja. Ir dabar esu beveik tikra, kad tikrai ne kiekvienas klausytojas atspėjo pavardę. Bet užtat, kai pasakysiu, kad šiandien laidoje vieši buvusi finansų ministrė, tikriausiai kiekvienas jau žino, kad šiandien laidos Esu viešnia yra Ingrida Šimonytė. Labą dieną, Ingrida. Labą dieną. Ar jaučiate pati, kad esate labai žinoma ir kaip manote, kur tos jūsų populiarumo priežastys? Na, dėl populiarumo aš turbūt nesiimčiau vertinti ir man čia turbūt sunku būtų atsakyti, bet kad esu žinoma žmogus be jokios abejonės, nes esam turbūt visi televizorių žmonės, internetų žmonės ir masinės informavimo priemonės jos be jokios abejonės turi poveikį, tai kartais žmonės tave atpažįsta kaip matomą veidą, nors galbūt gal net nežino, kas tu esi, tiesiog yra tave matę kalbančioje dėžėje ir tave su tuo susieja. Tai kad žmonės mane atpažįsta, tai be jokios abejonės aš tą pastebiu, todėl kad daug vaikštau pėsčiomis ir daug būnu tarp žmonių, todėl tą galiu stebėti. Ir tiesiog tą aiškinčiau tuo, kad na... Bet aš esu 100% įsitikinus, kad jūs skirtingai nei kitus finansų ministrus buvusius, o ir esama, tiesiog žino kaip šių pareigų atstovė. O tai kadangi labai bjaurus laikas man pakliuvo, tai turbūt todėl. Tai kažkas galbūt ant mane šiek tiek pyksta, kažkas galbūt supranta tą tokį nepaprastą laiką, kurio man teko dirbti, todėl tokio pastebiu ir tokios simpatijos ir galbūt net šiek tiek atjautos žmonių akise, kai jie mane pamato kažkur viešoje erdvėje, tai čia turbūt nėra nuostabu, nes geriausiai turbūt atsimenami yra tie žmonės, kurie dėja, bet turi priimti kažkokius nelabai malonius sprendimus. Tai aš tiesiog buvau toks žmogus. O būna žmonės prieina, sako, ką nors, kokius nors priekaištus ar komplimentus? Turiu pasakyti, kad per visą laikotarpį, kiek dirbau finansų ministre, tai esu turėjusi tokius galbūt, nesakyčiau tai netgi kažkokia agresija, bet tokius 3 nemalonius atvejus, kada man išties buvo nemalonu, kai žmonės galbūt šiek tiek agresyvokai į mane reagavo, bet dažniausiai būna dažnai, kad žmonės užkalbina, paprastai pasako ką nors malonaus, kartais pasiginčija, bet pasiginčija pozityviai ir todėl tikrai negalėčiau pasakyti, kad, nes tikrai turėjau galimybių patirti tai, nes visada į darbą vaikščiodavau pėsčiomis ir atgal taip pat dažniausiai, tai tikrai galiu pasakyti, kad, nesusidūriau su kažkokia, nieks manęs nemušė, niekas nebandė kažkaip kitaip smurtauti, buvo keli, bet tikrai keli išties nemalonus atvejai, kurie man paliko šiokias tokias nuosėdas širdį, bet, matyt, kad gali suprasti, kai laikas nėra lengvas, tai žmonės tiesiog, ieško kaip išsilieti ir jie tiesiog taip išsilieti. Taip, tikriausiai. O niekad nematėt, kad iš tikrųjų tas toks jūsų populiarumas yra dar ir susijęs su tuo, kad esate moteris? Nežinau, todėl, kad yra buvę čia tokių viešų asmenų, kurie labai net garsiai yra dvejoję ir aš apskritai esu moteris ir manyje nematė nieko moteriško, tai čia galbūt ir nesusiję. O beje, jums tokie pareiškimai įžeidus labai? Kaip jūs tai susidorojate? Aš tiesiog tai vertinu kaip kalbančio žmogaus problemą. Ta prasme, aš manau, kad tai atspindi tik to žmogaus lygį ir tikrai nepulsiu tam žmogui įrodinėti, kad aš esu moteris ar kad aš esu moteriška. Nes tikrai pati atgal nekomentuočiau savo nuomonės, žinoma, nes manau, kad tai visiškai niekam neįdomu, bet tikrai tokių pareiškimų man teko girdėti ir visokiausių epitetų, kartais ir epitetų susiejančių mane, sakykime, su seksualinėmis mažumomis ar panašiai. Tai senmergė jau čia toks tipiškiausias buvo epitetas. Bet, tiesiog tai vertini kaip to žmogaus, kuris tą sako lygiai ir tiek. Bet iš tikrųjų tai, ko gero, vis tiek esate paaukojusi savo asmeninį gyvenimą, asmeninę laimę šiek tiek tai savo karjerai, ar ne? Čia tiesiog taip natūraliai susiklostė, kad jau aš patapau ministre, man buvo 35 metai, žinoma, šeimos aš nebuvau sukūrusi ir todėl tai nebuvo kažkoks papildomas dalykas, kad aš rinkausi ministravimą, bet nesirinkau kažko kito, nieko panašaus, bet ką paaukojau, tai iš tiesų paaukojau kažkiek privatumo, nesu žmogus, kuris mėgsta viešumą, nesu žmogus, kuris eitų į vakarėlius, į televizorius ten ar ta prasme, puikuotųsi savo žinomumu, tikrai tos ekshibicionizmo
gerąją prasme, kuris yra šiek tiek būdingas ir turėtų būti šiek tiek būdingas geram politikui, aš neturiu. Tai tas mane šiek tiek slėgė, bet kad aš atsisakiau kažkokios dalies savo gyvenimo vardan karjeros, tai tikrai to niekada nebuvo. Na, mūsų laida yra skirta moterims paskatinti jas siekti karjeros. Ir turbūt jūsų pavyzdys yra toksai, na, iš tikrųjų puikus ir kažkuria prasme netgi unikalus, nes aš permetus akimis jūsų biografiją mačiau, kad kažkaip labai nuosekliai baigus mokslų studijas kilo tais karjeros laiptais ir dabar užimate Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojos pareigas. O kas dar toliau? O, ne, tikrai aš apie tai negalvoju, nes jeigu 2007 kokiais metais ar net 2008 metais man kas nors būtų pasakęs, kad aš išeisiu iš finansų ministerijos finansų ministro pareigų, tai aš būčiau tikrai nusijuokusi į akis, nes niekada neturėjau tokių ketinimų. Labiau į tuos aukštus postus žiūriu kaip į kažkokias galimybės, kurios man atsiveria ir kurių aš tiesiog nebijau priimti. Tai be abejo apsispręsti būti ministru, politiku, man ne politikai buvo sunku. Čia jau yra toks truputėlį kitas žanras, negu kad apsispręsti vadovauti dideliam kolektyvui ir, sakykime, imtis kažkokios panašios atsakomybės. Tai politika, ji turi savo dar tam tikrą dimensiją, kur reikia daugelį dalykų pasvarstyti, bet mano turbūt pavyzdys pasakytų du dalykus. Pirmas dalykas, aš nebijau. Jeigu man atrodo, kad aš galiu susidoroti, jeigu aš manau, kad aš negaliu susidoroti, buvo tokiu atveju, kai aš esu atsisakiusi pasiūlymų, kur man atrodė, kad aš nesusitvarkysiu ir tai mano supratimu yra visiškai normalu. Aš gerai pasvarsčiau. Aš tikrai negalvau, kad aš nesusitvarkysiu dėl to, kad aš moteris, vargia, čia ne man, čia. Tiesiog aš įvertinau visus už ir prieš ir turėjau atsisakyti. Ir kitas dalykas yra tas, kad aš pradėjau nuo žemai. Ir, ta prasme, aš niekada nesvaičiau, kad štai aš būsiu tokia viršininkė, kitokia viršininkė, tokia direktorė ar tokia ponė. Aš pradėjau nuo žemai ir dirbdama tiesiog pasiekiau tai, ką pasiekiau. Dabar mes trumpam darykime pauzę, išsiskiriame trumpai pertraukėliai, likite su Laisvąja banga. Esu. Tęsiame laidą Esu, kurioje šiandien vieši Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė ir su ja kalbamės apie jos karjerą ir apie moteris ir jų karjerą apskritai. Tai Ingrida, norėjau jūsų paklausti, vis tik tai dirbate vyriškoje aplinkoje labiau, ar ne, ar moteriškoje? Dabar galbūt aplinka yra šiek tiek labiau vyriška, negu kad buvo finansų ministerija. Finansų ministerijoje pati ministerija, pats kolektyvas yra labai moteriškas ir vyrų tikrai yra, sakyčiau, apie trečdalį galbūt, bet be abejo vadovybėje taip jau tradiciškai buvo susiklostę ir dabar beje taip yra ir banko valdybos sudėtyje, kad paprastai buvo mažuma ir tokia labai ryški mažuma, tai yra arba visiškai viena, arba ten geriausio atveju kokia nors viena kita kolegė. Tai iš ties tą skirtumą tikrai galima pamatyti, kai apatinėje grandyje arba žemesnėse grandyse, nors ir tai nepasakysi, kad tai yra žemos grandys, tarkim, iš departamentų direktorių, toj pačioj finansų ministerijoje didžioji dalis yra moterys. Tai tik tai pačioj jau pačiam aukščiausiame lygmenį, ten jau paveikslas stipriai keičiasi. Tai iš tikrųjų šita tendencija yra puikiai žinoma ir statistiškai apibriešta. Tai kaip Jūs galvojat, kur vis tik tai yra to šaknis, kad moterų aukščiausios grandies vadovų politikoje ir apskritai sprendimų priėmimuose yra iš tikrųjų nedaug? Kas tai stabdo? Aš manau, kad politikoje tai yra daugiau netgi tų stabdančių veiksnių, negu kad tarkim versle ar kažkur kitose gyvenimo srityse. Todėl, kad politika kaip veikla, ji turi tokį neigiamą naratyvą, bent jau mūsų sąmonėje. Žmonės sako, politika yra purvinas reikalas. Toks pirma mintis, kuri dažnam ateina į galvą. Tai ta politika yra tiek purvina, kiek patys tą dalyką supurviname. Tai nereikia to permesti ant politikos, bet tada atrodo, kad ne moterų čia darbas toj purvinoj politikoje būti. Tiesiog turim tuos stereotipus ir manau, kad ir tyrimai, kiek bent man yra tekę matyti, jie labai smarkiai patvirtina, kas bebūtų keista, kad moterys
moteris politikoje vertina netgi blogiau negu vyrai moteris politikoje. Tai jau rodo, kad problema turbūt labiau net yra pačiose moteryse, negu kad kažkur kitur. O kaip jūs pati bendraudama su politikais ar valdininkais, vyrais, moterimis, koks yra jūsų santykis? Kaip jūs pati vertinate, su kuriais bendrauti lengviau, paprasčiau, geriau ar... Aš pasakyčiau, kad nėra jokio skirtumo, tik tai turbūt mes iš tarybinių laikų dar turim tą tokią tradiciją, žinot, užmirksėjimo moterims. Na, prasme, aš savo atžvilgiu jausdavau tai, kad aš esu moteris kartais, na, ten tokių galbūt ne visai etiškų ar pasisakymų, ar kažkokių panašių dalykų. Ten kas nors pasakydavo, kaip keista, kad tu esi visai protinga, na, maždaug tarsi moteris negali būti visai protinga. Tokių dalykų pasitaikydavo, tai ta tokia kultūra bendravimo ji dar yra šiek tiek bizantiška, sakyčiau, bet mano supratimu tai praeina. Ir jeigu mes kalbam apie jaunesnės kartos politikus, apie mano kartos, sakykime, žmonės politikoje, tai tikrai man nebuvo jokio skirtumo, su kuo bendrauti. Ar bendrauti su politikė moterimi, ar pareigūnė moterimi, ar bendrauti su politiku, ar pareigūnų vyru. Tai šiuo požiūriu aš sakyčiau, kad galbūt dar yra ta nueinanti kultūra tokia truputį, kur kažkam atrodo, kad tai labai gal šmaikštu, gal labai kažkaip gražu, gal man tai patinka. Tai ir tiesiog žmonės dar taip elgiasi, bet ir asmeniniam gyvenime mes to juk pastebim tokiuose vakarėlių tradicijose ar kažkokiuose diskusijose, sakykime. Tai aš sakyčiau, kad to dar yra, bet nemanau, kad tai yra praeinanti problema. Pašnekėkim dar kiek ir apie tokią sritį, kur irgi būtų labai įdomu išgirsti, ką jūs manote. Iš tikrųjų, buvote finansų ministrė ir reguliavote mokestinę finansinę šalies aplinką. Ir kaip jums atrodo, ar verslą kurti Lietuvoje yra gerai, patogu, galima? Aš manau, kad yra tikrai galima, bet manau, kad mes labai dažnai sprendžiame iš tokių klišių ir tai yra ar kalbėtumėme apie moteris versle ar politikoje, ar apie tą patį verslo kūrimą, galima ar negalima. Kažkur esam girdėję, kad yra kažkokie labai blogi mokesčiai ir todėl viskas yra labai blogai ir beviltiška. Tai tikrai pati esu ne vienas iki su žmonėmis, kurie tuos priekaištus reikšdavo, sėdėjau ir skaičiavau ir tiesiog bandžiau jiems skaičiais įrodyti ir įrodydavau paprastai, kad tikrai nėra taip, kaip atrodo ir kad dažnai ta informacija susideda iš tokių, sakykime, daugelio dalių tą dėlionę, reikia daugelį dalykų įvertinti, bet aš nei kiek neneigiu, kad yra problemų. Ir mano supratimu, problemos didžiausios yra, jeigu apie mokesčius kalbėsime, tai problema be abejo yra tame, kad didžiąją dalį mokesčių Lietuvoje sumoka mažai uždirbantis ir vidutinės pajamas uždirbantis dirbantieji, tai reiškia pati našta nėra paskirstyta tolygiai, bet čia jau yra dalykas, kuris išeina už finansų ministro kompetencijos, nes pagal konstituciją mokesčių Lietuvoje vis dėlto reguliuoja Seimas, kuris nebūtinai atsižvelgia į tai, ką jam siūlo finansų ekspertai. Ir kitas dalykas yra įvairios reguliacijos reikalavimai, kuriuose tiesiog reikia susigaudyti. Ir tas susigaudimas, tas nebuvimas kartais rankos, kuri padeda susigaudyti, skirtingiem verslam, ten kokiai kepyklai viena istorija, kažkokiem kitiem dalykam kita istorija, mažam vaikų darželiui trečia istorija ir be jokios abejonės visą tai žinoti gali būti keblu, ypatingai žmogui, kuris ateina į tą verslą galvodamas, kad atsisėsiu dabar ir darysiu verslą. Taip padaryti verslą yra labai sunku, bet su pagalba, su parama mokesčių inspekcijos kitų institucijų, mano supratimu, rasti savo vietą tikrai yra įmanoma, jeigu yra idėja. Jeigu idėjos nėra, tai... O sakykit, kokius savo veiksmų labiausiai didžiuojatės galbūt? Yra toksai? Turbūt, kad sunkiai galėčiau pasakyti, kad kažkokiu konkrečiu veiksmu galėčiau didžiuotis ir tikrai nenorėčiau didžiuotis. Tiesiog manau, kad tiek, kiek dirbau, tarkim, finansų ministerijoje, tai manau, kad dirbau taip gerai, kaip galiu. Ta prasme, jau man atrodo, kad aš geriau padaryti negalėjau, bet ar tai buvo gerai, jau visuomenės mastu, tai čia jau visuomenė turėtų vertinti, o ne aš pati. Tiesiog aš tikrai žinau, kad nuo savęs neslepiu, kad tikėjau tuo, ką dariau ir kad manau, kad dariau tai, ką reikėjo daryti. Mano žiniomis, po to, kai baigėte būti finansų ministre ir buvote paskirta į Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas pareigas, buvo tam tikras tarpas laiko. Ką tuo metu veikėte? Tai mano pasirinkimas toksai buvo. Visi, kai aš baigiau darbą ministerijoje, visi bėgiojo man iš paskos ir klausinėjo, ką aš dabar veiksiu. Aš visiems sakiau, aš pusę metų neveiksiu nieko. Ir tas mano nieko neveikimas, tai buvo dėstymas, nes
mano kolegė Aušra Maldeikienė buvo išvykusi tiesiog tuo metu stažuoti ir reikėjo, kad kažkas ją pakeistų universitete ir man pasiūlė ją pakeisti universitete, o aš galvojau apie dėstymą nuo rudens, ką ir pradėjau beje daryti Tarptautinių santykių ir politikos institute ir tiesiog norėjau pabandyti. Man atrodė, kad tai bus toks, žinot, laisvalaikio paįvairinimo forma ir čia aš labai suklydau, nes dirbti man dėja, bet teko, ar laimiai, teko labai daug. Ten, kur aš negalvau, kad tai bus ir tikrai labai save graužiu dėl to, kad taip lengvai pasižiūrėjau į šitą dalyką. Paskui paaiškėjo, kad tos atostogos gavosi labai sąlyginės, na taip nereikėjo kiekvieną dieną keltis anksti ryte į darbą, tačiau darbo su studentais buvo pakankamai daug. Tai mano buvo toks apsisprendimas, aš labai aiškiai žinojau, kad aš noriu bent pusę metų tikrai neprisirišti prie jokios naujos veiklos, nes man tiesiog reikėjo pertraukos. Nes suprantu, vis tiek prisirišti, o dėstyti jums patinka? Taip, man dėstyti patinka, iš tiesų yra, žinoma, tam tikrų iššūkių, todėl kad akivaizdžiai matau dabar tas problemas, apie kurias anksčiau tik tai galbūt kalbėdavomės ministrų rate ar sakykime, su politikais, apie švietimo kokybę, apie studentų ateinančių besimokyti kokybę, bet tai yra tik dar didesnis iššūkis ir tiesiog reikia bandyti ieškoti būdų, jeigu jų apskritai yra, tai juos rasti ir panaudoti tam, kad žmonės sudominti tuo, ką jie mokosi. Nors tai yra, beje, jeigu kalbėsime apie sėkmę ir apie moterų sėkmę ir apskritai apie žmonių sėkmę ateityje, tai manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos aš galėčiau priskirti kaip savo sėkmės šaltinį. Aš žinojau, ko aš noriu. Aš mokiausi mokykloje, man buvo aišku, kad aš stosiu į ekonomiką, nors tai nebuvo, tuo metu tai nebuvo populiari specialybė, populiarios specialybės buvo visos kitos išskyrus ekonomiką, man buvo aišku, kad aš ten stosiu, aš buvau gera mokinė. Mama norėjo vieno, visi mokytojai norėjo savo. Na, tokia tipiška dilema, tipiška drama gero mokinio, bet man buvo aišku, kad aš turiu savo pasirinkimą ir aš eisiu ten, kur man atrodo, kad aš turiu eiti. Ir tai buvo vienas iš dalykų, kurie lėmė galiausiai mano sėkmę. Tai tiem žmonėm, kurie kažkaip bando labai prisitaikyti prie kitų nuomonės, ar kažkaip galvoja, kad kiti geriau už juos žino, ko jiem reikia. Paprastai tokiem žmonėm būna daug nusivylimų ir daug frustracijų gyvenime. Tai aš sakyčiau, kad reikia labai savęs klausyti, reikia blaiviai vertinti, aš, pavyzdžiui, negalėčiau, jeigu aš labai norėčiau šokti baletą, tai kas iš to, bet reikia labai įsiklausyti tai, ko tu pats nori ir tikrai jeigu pasirinkimas yra iš širdies ir pagal galimybės, tai turėtų atnešti sėkmę anksčiau ar vėliau. Ačiū labai. Šitais gražiais žodžiais iš tikrųjų galime pabaigti laidą kaip ir palinkėjimų ir jūsų studentėms, ir mūsų klausytojams. Dėkui, Ingrida, už dalyvavimą. Viso gero. Na, o klausytojams primenu, kad tai buvo laida Esu, kurią kuria Moterų informacijos centras, įgyvendindamas projektą Lyčių lygybė pelninga investicija. Projektą finansuoja ES socialinis fondas. Laidos Esu klausykite kiekvieną darbo dieną po 10:30 val. Žinių.